sveikinam su teatro diena, kaip tik šiandien jie ir yra. Todėl kviečiam šį kartą ne tik būti žiūrovais, bet ir dalyviais. Ant kėdžių yra jums sukrauti tokie priemonės, kurias drąsiai galit apsižiūrėti, naudot kartu su mumis, improvizuoti, ritmuoti. Bus tokie ritmo intarpai, kuriuose kviečiam dalyvauti, drąsiai atsipalaiduoti. Ir turim priminti, kad kėdės nėra nei įkaltos, nei prigręžtos prie žemės. Jūs jas galit apsisukti, persistatyti taip, kad būtų jums patogu. Tai gero žiūrėjimo, mes pradedam. J. O. M. A. S. Ką praradom su savo visa pažanga? O galimas daiktas, kad praradom ne tik daug, o praradome viską. Medžius, gėles, upes, upelius, dainas, nekaltumą ir tikėjimą į viską, kas šventa. Labai lengva į priekį eiti, nes eini su minia, su televizija, technologija, kompiuteriais, Amerika. Eini į priekį ne su galva, tik kad kiti eina į priekį. Aklai, kai visos tos avys eina, taip ir aš einu. Bet viena avis ėjo prieš srovę. Avis dar sapnavo, dar pasimirė. Kai mane Niujorke aplankydavo mūsų kultūrininkai, daugiau laiko praleidę prie rusų kalbos negu prie lietuvių, jų lietuvių kalba išeidavo taip, lyg pro sukaustytą burną, labai kampuotai. Rusų kalba pakeitė jų žandų, jų burnos muskulus. Jeigu kalba gali tiek įtakos padaryti mūsų muskulatūrai, galim tik spėti, kiek tos kalbos, vidinės rusų sielos, struktūra ir turinys gali turėti įtakos mūsų sielos struktūrai ir turiniui. Jeigu aš būčiau diktatorius, gaila, kad nesu, aš tuojaus uždrausčiau visus automobilius. Cigaretės aš taip pat uždrausčiau. Ypač amerikoniškas. Nes į jas dedama visokiausių blogų, kenksmingų, bet patrauklių chemikalų. Mat lietuviai, kaip ir visi kiti, yra pasidarę stabmeldžiais. Jų du dievukai yra. Automobilis ir televizija. Žemynė jau mane šaukia. Žemynė. Pagonis garbino stabus, kaip mes dabar su pagonėje garbinam automobilius ir televiziją. Jie meldėsi statulėliams. Jie buvo išvien su saulė, mėnuliu, medžiais, visais sausgalėliais. Jie buvo kartu su visa gamta.
Juodi buvo laikai. Ne. Senovės lietuviai niekados nebuvo pagonis. Aš vis vien myliu sniegą, lygiai kaip Dievas, nes jis jį padarė. Bet aš turiu didelę bėdą. Aš gimiau gruodžio 24. Tada aš niekados negaunu gimtadienio dovanų ar atvirukų. Aš gaunu tik kalėdinės dovanas. Bet aš turiu ir kitą bėdą. Aš vis galvoju apie Jėzų Kristų, nes mes bendragimčiai. Tada aš jaučiu tam tikrą pareigą jį užstoti. 2000 metų nedaro jokio skirtumo. Mes visi esam tų pačių metų. Ir atleis mums mūsų klaidas, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Arba tu papulsi į dangų ar į pragarą. Ir jeigu laimė lems, papulsi į skaistyklą ir kaip nors iš jos išsikapstysi. Tai sakau sau, tai galvoju apie atsilyginimus, apie kerštą, kalėdinį galvojimą. Įsivaizduokit, jie išvežė Sibiran jo tėvus. Įsivaizduokit, jie plėšė jo brolio nagus. Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Aš žinau, čia labai opi tema, tad pašluokim ją po lovą. Bet tokios yra mano kalėdinės mintis, nes aš gimiau kartu su Jėzu Kristumi. Tai ir skaičiau lietuviškai. Ir per visą tą laiką negirdėjau nei vieno garselio, nei vieno šnipšt. Visi sėdėjo nuostabiai tyliai ir klausėsi lietuvių kalbos skambesio. Po to porą valandų kalbėjomės tik tai apie kalbą. Kaip kalba susirišus su visų tautos būdu, siela, išmintim, atmintim, šaknimis. Ir kaip per kalbą viskas perduodama naujom kartom. Neturiu jokio supratimo, kodėl aš vis grįžtu prie kalbos. Va mes sėdėjom neseniai Paryžiuje keli ir nutarėm, kad prancūzų šneka labai pagreitėjo per paskutinius 50 metų. Stefan Brecht, Bertoldo Brechto sūnus, pasakė, kad prancūzų galvojimas turbūt sutrumpėjo, tai todėl jie taip greitai plepa. Aš negalėjau sekti lietuvių kalbos, nes aš už daug tūkstančių kilometrų nuo jos. Bet aš pagalvojau, įdomu, ar lietuviško šnekos greitis yra tas pats šiandieną, kaip prieš 50 metų. Ar jis pagreitėjo ar sulėtėjo, ar pasiliko kaip buvęs. O kartą mane aplankė toks žmogelis iš Filadelfijos. Jis buvo jogos specialistas. Taip, mes kalbėjom apie jogą ir gyvenimą. Tai aš jam ir sakau, žinai, aš jokių jogos numerių nemoku ir nepraktikuoju. Mano ūkininko kojos ir kaulai taip suaugę, kad aš jokių pratimų negaliu daryti ir kojų taip suriesti. Aš vėliau turėjau dar kitas pamokas ir dar kitas. Ir supratau, kad sėdėti kažkur ir mąstyti kulnais po šikna nieko bendro neturi, nei su sveikata, nei su dvasia. Tai tiesiog tokia nekalta avantiūra, ekskursija. Kad viskas praeina. Ir kad viskas lygiai yra svarbu.
ir kad mes visi lašeliai pasaulio ir gyvenimo vandeninė. Tik ašara ant Fatimos veido. Ir visos galvos, idėjos, sistemos yra niekas. Niekas palyginti su širdimi. Visi tie žmogiški jausmai, emocijos, padainavimai kartu. Ar eini išgerti alaus su kuo? Gal net, kaip sakoma, paverkti ant peties, gal net. Visa ta esmė - širdis. Širdis, kaip anksčiau aš to nepagalvojau. Kodėl mes vis paliekam širdį? Kur viskas prasideda ir viskas pasibaigia. Jot. O. Ne. U. I. B. E. K. U. I. Š. I. M. T. A. S. Tai ką? Prisišiukšlinat, ane? Dėl tokio betodairiško vartojimo, tai mes visi greitai skęsime šiukšlėse.